Sveiki. Daugeliu žmonių prašymų, kurie domisi, kas čia per daiktas, darau video. Iš esmės tai yra fantastiškiausias šeikeris, rankinis nešiojamas šeikeris, susiplakti mūsų produktus. Jį galima nusipirkti arba iš mūsų elektroninės parduotuvės, tarp kitko yra net ir juodas, toks berniukams labiau pritaikytas, parašyta Herbalife HB24, iš vis toks fantastiškas, mano mėgstamiausias. Na, o šitas baltas, jis yra universalesnis ir jis yra taip pat ir registracijos krepšyje. Taigi, pažiūrim, kas čia per daiktas. Jis atrodo būna krepšyje taip, dar įdėtas į plastikinį maišelį, atsidarom, čia yra dangtelis, čia mes turime spiralę, ją taip pat reikia išimti iš šito plastikinio maišelio. Taip. Toliau mes turime keletą konteineriukų. Šitą aselę iškart pasakau, jinai įsideda štai čia ir tiesiog galim tada pasikabinti kažkur prie dviračio, prie kuprinės ar prie diržo. Taigi, aselė. Didysis konteineris ir du yra mažieji konteineriukai. Kam jie reikalingi? Štai šitas konteineriukas, į jį aš įsidedu, pavyzdžiui, 3 šaukštus baltymo, 3 šaukštus kokteilio, porą šaukštų baltymo, savo norimų kokteilio ir galiu neštis kažkur į žygį, į darbą, į sporto klubą ir panašiai. Taigi, tai darom todėl, kad mes kokteilio iš karto su vandeniu neruošiam. Vis dėlto kokteilis ruošiamas prieš pat naudojimą. Čia susipilti galim vandenį į didelį konteinerį arba vandenį neštis buteliukį. Čia tiesiog susidam savo sausą kokteilį su baltymais. Uždarom tokiu būdu. Štai ir saugu, sandaru ir galim patogiai neštis. Šitas skirelis, šitas konteineriukas yra skirtas mūsų briketukam. Štai čia, pavyzdžiui, galima įsidėti skaidulas, vitaminus, termokomplytą, energy ir kitus mums ekstra kalcį, pavyzdžiui, kitus mūsų naudojamus briketukus ir neštis dienai. Arba, kas planuojate, jisai išsiima, kas planuojate 2 kokteilius gerti, arba norite atskirai skaidulų, štai jums dar vienas konteineris, kuris patogiai galima neštis ir savo dar vieną antrą porciją kokteilių. Šitas daiktas lengvai išsiima, štai ir lengvai įsideda. Užpildžius tų 2 konteinerius, štai tokiu būdu užsisukam ir mes nešamės savo šeikerį į dieną. Čia, kaip minėjau, į didįjį šeikerį galima įsipilti vandens ir neštis. Galima vandenį gurkšnoti, tiesiog galima vandenį neštis atskirai, galima vandenį įsipilti iš krano. Lietuvoje visai vanduo neblogas. Šitą spiralę aš dedu arba čia, jeigu nenoriu, kad braškėtų, tiesiog iškart įdedu ten į kokteilį. Taip, maišelio, aišku, čia nebūna. Kaip ruošiame kokteilį? Labai paprastai. Įsipila vandens, ar sojos, ar kažką, ką jūs darote. Aš rekomenduoju vandenį su soja, geriausiu atveju, o šiaip vandenį puikiausiai pakanka. Paprastai atsidarome konteineriuką, kuriame yra milteliai. Per daug nieko negalvodami, supilėme į vandenį. Užsidarom ir metame spiralę. Ir sandariai uždarom, aišku, nereikia versti, nes dabar vanduojame yra, uždarome mes sandariai konteinerį. Viskas galima plakti, uždarom kamštelį. Plakimo metu aš rekomenduoju uždėti pirštą. Dėl viso kita, dėl saugumo. Ir plakame. Šitą spiralį, kur yra viduje, jinai šokinėja tenais ir išplaka mums skaniai kokteilį. Išplakus kokteilį, tai reikia jį atsidaryti ir gerti. Išgėrus rekomenduoju visada išplauti ir dangtelį, ir patį konteinerį. Jeigu taip atsitiko, kad jūs palikot kažkur automobilyje ir jisai įgavo nelabai malonų kvapą, o taip gali atsitikti, ypač kai karšta, nes baltymas ir visi kiti produktai yra natūralūs, šitas konteineris puikiausiai tinka plauti ir indaplovėje. Taigi, gero naudojimo, būkite sveiki.